O, prancūzų savaitė Lidl parduotuvėje. Pagaliau kažkas naujo ir kažkas įdomaus. Būtinai reikia joje apsilankyti ir va čia galim visokių daiktų įsigyti. Siaubas. Oho, sūriai visokie. Dešros, pyragai. Gerai, aš lėkiu į parduotuvę, viską perku. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šiandien ant mano stalo pilna prekių iš Lidl parduotuvės. Pagaliau Lidl parduotuvėje yra galima, tai yra tikimybė ir galimybė nusipirkti kažką tai įdomaus. Tai yra prancūzų savaitė, taip kad skubėkite. Greitai viskas baigsis, kaip visą laiką, jeigu kas nors gero atsiranda, tai iškart visi žmonės viską subėga ir viską išperka. Tai va, aš kągi, nubėgau šią savaitę, va, tokie visokie skanūs įdomus produktai nusipirkau, va, tai va, štai, va, tokį, va, kažkokį tai sūrį, nežinau. Mes tar darysime unboxingą šito sūrio ir skanavimą, ar kaip ten tą maisto haul kažkokį, tai labai man nepatinka šitas pavadinimas, bet kažkaip taip, va, jaunimas, maisto haulas kažkoks, nesąmonė kažkokia. Tai va. Darysime va šitą va, sūrio ragavimą, čia bus atskiras video, tai va, nusipirkau va tokį va sūrį, tada nusipirkau dar va tokį va sūrį iš Lidlo, čia yra ožkos sūris, reiškia 12 gabaliukų. Taip pat manau, kad darysiu atskirą tokį unboxing, o gal nedarysiu, bet jūs tiesiog pasižiūrėkit, ką aš čia prisipirkau. Va, dešrytė, saliami su riešutais, taip pat prancūziška Lidl savaitė. Taip pat ragausim, o gal rodysim, gal nerodysim, nežinau, rodysiu. Na, kas čia tokio? Prancūziški čipsai, potato chips, su garstyčiomis. Manau, tikrai atskiras video bus padaryta. Kodėl aš nedarau dabar atskirų video? Todėl, kad jūs suspėtumėt per šią savaitę nubėgti ir visko susipirkti ir patys paragauti. O jau šitie visi tokie filmukai, būtent kiekvieno atskirai produkto, išeis tik tai savaime aišku vėliau. Na, aš negaliu visko per visą dieną paimti ir išragauti ir suvalgyti. Va, dar čia tokius pyragus nusipirkau. Žiūrėk, čia yra pyragas obuolių su cinamonu. Nu, turbūt labai skanu. Ir kitas prancūziškas pyragas. Tai va čia toksai su kiauliena ir su svogūnais. Nu, tortas, tort paletė. Kiek mačiau, kažkaip tai jie buvo pavadinti, kad čia yra prancūziško tipo picos. Na, ką žinau, gal visiškai, pabandysim. Aš manau, kad tikrai review padarysiu viską. Na ir kaipgi prancūziškas maistas be tokių sraigių. Tai dar nusipirkau ir sraiges. Va tokios greitai užšaldytos virtos vynuoginės sraigės. Taip pat per prancūziškas dienas. Taip pat ten gražit visokių vynų ir taip toliau, bet kadangi iš alkoholio nenaudoju ir negeriu, taip kad vyno ir nepirkau. Tai tiek. Sekite mano video, iš šitų produktų, ką jūs čia matėte, tikrai kažką tai parodysiu ir pavalgysim, skanu bus.